kol kruiziniai laivai plukdantis minias turistų švartuojasi Klaipėdos uoste. Kaip pavyzdžiui šis, per 1000 sielų talpinantis, daugiau nei 200 metrų ilgio kruizinis laineris Silver Spirit. Į uostamiestį atvyko šį rytą. Ir tos pačios dienos pavakarį jau paliko neužšąlantį Klaipėdos uostą, bet pažadėjo sugrįžti. Tuo pačiu metu Klaipėda intensyviai ruošiasi priimti gerokai didesnį skaičių svečių ir artėjančios jūros šventės dalyvių. Jūros šventė tai didžiausia vasaros šventė, tradiciškai rengiama jau nuo 1934 metų. Per 100 renginių ir daugiau kaip 500 000 lankytojų. Tai, kas laukia Klaipėdos jau šią savaitę. Jūros šventės renginiai jau vyksta, tačiau pagrindiniai prasidės penktadienį, kuriuos vainikuos spalvinga šventinė eisena. Prasidedanti Juliaus Janonio gatvėje ir besitęsianti per Herkaus Manto, Naujojo Sodo gatves, bei per Pilies tiltą iki kruizinių laivų terminalo, kur čia įrengtoje scenoje nuo 19:30 vyks jūros šventės atidarymo ceremonija. Nuo 23 valandos Jono kalnelyje prasidės vienas ryškiausių jūros šventės akcentų. Tai garsiausio Prancūzijos gatvės teatro kolektyvo, veikiančio nuo 1979 metų pasirodymas. Jie specializuojasi vandens spektakliuose, su plaukiojančiomis scenomis, ugnimi, šviesa ir muzika. Jeigu tuo metu dalyvausite kituose jūros šventės renginiuose ir neturėsite galimybės pamatyti šio prancūzų trupės pasirodymo, pavadinimu Aquaporte, nenusiminkite. Jono kalnelyje šis renginys vyks ir šeštadienį, taip pat 23 valandą. Bet šeštadienį, be teatralizuoto vaidinimo ant vandens ir didžiausios vasaros mugės Lietuvoje, kuri Danės gatve nusidrieks iki Šiaurinio rago, bei Turgaus aikštėje, bus gausybė kitų renginių. Pavyzdžiui, nuo 9 ryto iki vėlyvos popietės Dangės upėje azartiškos drakonų valčių varžybos dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos taurės. 12 valandą žuvusiųjų jūrose pagerbimas Baltijos jūroje. Laivų išplaukimas nuo kruizinių laivų terminalo 11 valandą. Klaipėdos mažųjų laivų savininkų asociacijos pajūrio laivai, laivai norinčius dalyvauti žuvusiųjų pagerbimo ceremonijoje, plukdys nuo dešiniosios Dangės krantinės pakeliui į Šiaurinį ragą. Keleiviai su gėlės žiedu plukdomi nemokamai. Dangės flotilė tai tradicinių laivų paradas. Dangės upėje su vakarinė programa prasidės nuo 15 valandos, o 23 valandą prie Biržos tilto šį renginį vainikuos programa pavadinimu Nakties burės. Red Bull Show Run Klaipėdoje tai intensyvi adrenalino dozė automobilių, formulės bolidų, drifto, motokrobatų ir kitų ekstremalių pramogų mėgėjams. Jūros šventė šis renginys atkeliaus tą patį šeštadienį nuo 15 iki 19 valandos. Pilies gatvėje, automobilių stovėjimo aikštelėje prie Piliavietės. Nuo 20:30 iki 2 valandos nakties. Kruizinių laivų terminale vyks didysis šventinis koncertas. Nuo elektronikos, liaudiško aranžuotų kūrinių su orkestru iki naktinį pajūrio dangų nuspalvinančio fejerverko. Po tokios šventinės nakties, sekmadienio dieną tęsis mugės ir įvairios kūrybinės dirbtuvės. Dangės flotilės laivai bus išlydėti 9 valandą ryto, pakeliant Pilies tiltą. Nuo 11:30 iki 15:30 teatro aikštėje nuoširdi sekmadienio popietė su jaukiais susitikimais ir dainomis. Čia koncertuos Lietuvos pensininkų sąjunga Bočiai ir pagyvenusių žmonių asociacija. Tad tarp gausybės renginių, skirtų visoms amžiaus grupėms ir jų pomėgiams, tikrai rasite ką aplankyti, pamatyti ir paragauti. Tačiau jeigu ir neturėsite galimybės pabuvoti šių metų jūros šventės renginiuose, mes pasistengsime parodyti bent dalį įsimintiniausių akimirkų. Iš dinamiškos ir spalvingos šventės, kviečiančios pasinerti į Klaipėdos jūrinę kultūrą, muzikinę energiją ir miesto bendruomenę. Tikimės jūsų patiktukų, komentarų ir žinoma kanalo prenumeratos. Iki greito susitikimo jūros šventėje.